mano kanalą. Na, dabar mes darysime tokią eksperimentą. Va, kendų, tą mes gaminsime žvakę. Tai reikia apie 16 šaukštelių. Tokių va rutuliukų. O dabar štai šitų daržų reikės sumerkti. Manau, raudoną spalvą. Va, žiūrėkite, va, įdedam. Va, šitą sumaišėm. Tada šito biškelį. Apa. Dar pamaišysim biškį. Žiūrėkit, geras kaikas šitokia. Ta žvakė tokia bus įdomi. Mūsų gaminta. Tada mes tokį pilsim kažkokį sidabrą. Viskas. Na, o paskui kai taip darysim, ištirps, žinokite, va šitas viskas ištirps ir tada išpilsim į tokias formeles. Va tokie, žiūrėkite, blizgučiai biški matosi. Va, mes taip maišom, jau tapo skystas labai ir į šitą įpilsim. Va, o na štai šitą aš įpilsiu į formą. Dabar mes tęsime video, tai jau yra rytas ir turi, žinokite, jie džiūti keletą valandų. Na, tai naktį mes tikrai nekelsimės, tai ryte va dabar. Ir man sakė, kad reikia ištraukti kažkaip. Taip, vat. Pažiūrėsim, kas čia gavosi mums. Taip. Žiūrėkite, kaip gražiai. O papa, žiūrėkite. Va toksai žmogelis kažkoks. Ir va tokia žvakė. Nu gerai, labai gerai, žinokite. O dabar bandome traukti kitas. Man tik įdomu, kaip mes šitą ištrauksime. Turbūt šitą jau teks palikti. Gerai, traukiame kitus. Na, tai mums nereikia tokių ilgų šitų, tai kaip ir visada, visada nairą reikia nukrapti. Kažkur gal iki čia. Tai mes dabar nukirpame dagtį ir įdėjome žvakę į lėkštutę, kad, na, neišvarvėtų. Tai žiūrėkite, uždegsime. Na, viskas užsidegė. Ir va, mes ir pagaminome savo žvakutę. Tai tikiuosi, kad jums irgi pavyko ir iki kitą kartą.